Jeigu šeima planuoja statyti namą, mažų ar rimtesnių nesutarimų tikrai iškils. Galite įsivaizduoti esantys tobulą porą, bet vienam norėsi žalios, kitam mėlynos spalvos, vienam aukštesnių, kitam žemesnių erdvių, vienam daugiau estetikos, kitam daugiau praktiškumo. Yra buvę tokių keletą, pavadinkim, juokingų tokių situacijų, kad, pavyzdžiui, turim mes susijungti pokalbį per tą vadinamą Zoomą, ar ne, kad žmona ir vyras jungiasi dažniausiai ten iš darbų skirtingų, nes darbo metu, tai irgi ten nespėja, pavyzdžiui, išsijungti garso ar ten dar kažko. Ir girdžiu, kaip ten žmona jau ant to vyro kala ten. O aš tik grubiai taip į pokalbį iššoku staiga ir nesupranti, kur tu čia papuolėjai, nes jie ten kalasi dėl to namo, ten juodai, po to tai ups, ir tada graži šeima. Tai aš visą laiką atsimenu, aš ir tai porai sakau, kad būkit geri, nesipykit, sakau, čia yra namas. Jis negyvas daiktas, dabar jis toks, rytoj kitoks bus, dabar žalia spalva, rytoj mėlyna. Tai jūs nepergyvenkit, sakau, nedarykit taip, kad namas būtų jūsų skyrybų priežastis, nes reikia atrasti tą balansą. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs jau projektuodami baratės, tai kas bus statant, arba kas bus gyvenant. Arba yra labai faina šiaip yra, kada vis tik šeima pasiskirsto, kuri pastato statybos dalis priklauso kuriam. Pavyzdžiui, esu turėjęs irgi tokių klientų, kur kalbėsi su šeima, tai ten žmona, kas keiščiausiai labai stipriai nusimano statyboj, gal jau nusimano statyboj, nes tiesiog daug domėjusi, ar ne, o vyras tik bando kažką pasakyti, tai žmona iškart nugesina, sako, žiūrėk, susitavo ir garažas, tai tu ten ir jau gali karaliauti, ką tu ten nori, o pas mane yra visa kita, tai žodžiu, tu čia nesikišk, o aš į tavo nesikišu. Tai jie, jeigu taip tokį santykį atranda, jiems yra gerai, tai manau, kad ir pati statyba nebus sudėtinga. Bet iš principo, jeigu taip žiūrint, jeigu norit nesusibart, vis tik reikėtų trečio žmogaus, dar sakyčiau tokio, kuris turėtų patirties tame. Tai projektavimo stadijoje vis tik reikėtų galbūt, gal tas architektas turėtų būti toks arbitras, kuris pasakytų tam tikrų momentų, ar taip ar ne taip. Pavyzdžiui, ar ne, žmona, ar vyras, nežinau, nori labai ten erdvės didelės, ar mažos erdvės, nežinau, gal aukščio kažkokio didelio. Bet vis tik architektas turėtų būti tas žmogus, kuris parvestų į tam tikrą racionalų kelią. Ar ne, kad, pavyzdžiui, kad sakytų, stop, žiūrėkit, viskas gerai, bet jeigu jis nori tokios erdvės, tai reiškia, reikės ten galbūt kokių 3 metalinių sijų, kad išgautų tokią erdvę, ar ne, o tai automatiškai kainuos, pamatai bus didesni, ten dar kažkas bus kitaip. Jis turėtų vis tik parvesti į tą doros kelią, tokį standartinį galbūt kelią. Arba vėlgi, yra tokių atvejų, kai nežinau kodėl, bet, pavyzdžiui, žmonės pasirenka kažkokias nelogiškas spalvas, pavyzdžiui. Tikrai tokių atvejų žinau. Ir tas pastatas labai išsiskiria šiaip iš kitų. Gal ir gerai, gal toks užmanymas buvo, bet jeigu toks užmanymas nebuvo, tai gal jie iš nežinojimo tiesiog, gal nemokėjo pasirinkti, nieks nepatarė. O žinot, tiekėjų yra labai lengva parduoti. Tiekėjas gali būti turbūt irgi 2 tipų. Tas, kuris tam, kuriam rūpi, ir tam, kuriam nerūpi. Jeigu klientas sako, aš noriu, nežinau, ko nors, salotinio namo noriu, tiekėjas turi tokių ličnų dažų, o kodėl jam nepasiūlyti? Tai imk, žiūrėk. Bet gali būti ir tas tiekėjas, kuris pasakys, bet žiūrėk, pas tave visi namai ir mėlyni, o tu būsi salotinis, tai kaip čia dabar atrodys. Tai vis tiek reikia to žmogiškumo, manau, visose tos situacijos. Pašnekovas primena, kad namo statyba yra kantrybės reikalaujantis procesas ir kad šeima planuojanti statybas turi būti tam pasiruošusi.